Mūsų. Taip. Kaip mano garsas yra? Yra. Gerai, pradėkim. Labą dieną visiems, kas žiūri iš Anglijos, kas iš Lietuvos, kas iš kitų šalių, kas žiūrės įrašą. Šiandien mes su jumis tęsiam apmokymus, kurie yra sukurti mūsų Essence Tribe struktūros. Apmokymus, kuriais naudojasi lyderiai su tokiais skaičiais komandoje kaip 2000, 3000, 5000, 10 000 ir taip pat su uždarbiu virš 10 000 eurų per mėnesį. Taigi, mes jau su jumis turėjome pirmasis 2 pamokas, kur mes mokėmės daryti kontaktų sąrašą ir dabar mes pereisim prie 3 pamokos, kuri vadinasi kaip pasakoti savo istoriją, taip, arba jūsų istoriją. Ir trumpai turinys, pakalbėsim apie tai, kodėl jūsų istorija ir kuo jinai yra svarbi, kaip sukurti savo istoriją, kaip mokėti prisitaikyti skirtingose situacijose ir bus keletą pavyzdžių, taip pat kaip pasakoti ir papasakosiu labai trumpai, pavyzdžiui, savo istoriją. Ir taip pat noriu iš karto paminėti, kad istorijų pasakojimas tai vienas iš svarbiausių įgūdžių pardavimuose, tačiau mes ne visi tikrai jomis naudojamės. Bet su laiku jūs patys pamatysite, kad kai pradėsite naudotis istorijomis, būtent nesvarbu, ar tai yra pardavimai, ar tai yra verslo pristatymas, kai jūs siūlote žmogų prisijungti į jūsų komandą, istorijos veikia labai gerai. Taigi, kodėl jūsų istorija yra svarbi? Taip, kaip aš ir minėjau, tai yra viena veiksmingiausių, tačiau nepakankamai įvertintų pardavimo priemonių versle. Ir kai mes sakome apie pardavimo priemonę, tai nereiškia, kad mes norime parduoti tik tai produktą. Nes kai mes siūlome žmogui prisijungti prie mūsų komandos, tai irgi yra pardavimas. Mes jam parduodame verslo galimybę. Nesvarbu, kad jisai už tai nesumoka pinigų, bet jis iš mūsų kaip ir nusiperka ją. Mes turime mokėti ją parduoti arba kitaip tariant pateikti tam žmogui. Ir taigi, kodėl jūsų istorija yra svarbi? Daugelis žmonių tikrai, nežinau, kaip buvo jums, man asmeniškai taip nebuvo gyvenime, bet daugelis žmonių ateina būtent į tam tikrą kompaniją, prisijungia į tam tikrą komandą, pas tam tikrą žmogų, būtent dėl to, kad jie žino to žmogaus istoriją. Gali būti taip, kad žmogus stebi jūs arba kitą žmogų metus laiko, 2 metus laiko, jisai žiūri to žmogaus transformaciją, jisai prisimena arba jeigu jisai pažįsta tą žmogų gyvai, jisai žino, koks tas žmogus yra realybė, jisai žino to žmogaus praeitį, jisai žino, kuo tas žmogus užsijema. Taip, tai ir tada, kai jis pamato tą progresą, ko žmogus, tarkim, pasiekė, ką jam suteikia kompanija, kaip žmogus pasikeitė, nebūtinai finansiškai, bet gali būti ir emociškai, kad žmogus tapo laimingesnis, kad žmogus atrado veiklą, kuri jam patinka, būtent tą pamatęs žmogus, tai irgi yra jūsų kaip ir istorija, būtent tą pamatęs žmogus gali nuspręsti prisijungti prie jūsų. Ne visada viskas susideda būtent iš gero produkto ir gero marketingo plano. Kartais žmogus gali net negalvoti nei apie marketingo planą, nei apie produktą, bet jisai prisijungs prie jūsų, nes būtent jūsų istorija, kaip jūs atsiradote šiam versle ir ką jūs čia atradote savo, būtent jinai jam patiks. Istorijos kūrė asmenybę, tai kūrė jūs kaip asmenybę, pasakoja apie jūs kaip apie asmenybę. Taip, tai jeigu jūsų istorija, kaip čia yra parašyta, yra panašiai į tiltą, jinai turi sujungti jūs su kitu žmogum. Tai būtent pasakojant savo istoriją, jūs perteiksite kitam žmogui, kokia asmenybė jūs esate. Taip, nes mes visi turim skirtingas istorijas. Tai kažkas ten yra tiesiog vieniša mama, taip, kažkas ten atvirkščiai dirbo galbūt labai kokį nors oficialų darbą ten kur nors, nesvarbu, galbūt kažkas buvo medikė. Ir jūs tuomet pritrauksite skirtingus žmonės į savo komandą. Taip, tai būtent taip jūs parodysit, kokie jūs esate asmenybė. Ir taip pat ir su klientais jūs galite pasakoti istorijas apie produktus, kaip jūs buvote išbandę tam tikrą produktą. Galbūt jūs esate kirpėja, taip ir jūs išbandėte šampūną ir jums jis labai patiko ir jums jis tinka ir tinka jūsų klientams taip pat. Tai aš įjungsiu šviesą. Pas mus čia orai keičiasi taip. Tai ir
būtent tai parodys kitam žmogui, kokia asmenybė jūs esate. Istorijos stiprina pasitikėjimą. Taip, tai iš tikrųjų taip yra, nes kuo daugiau žmogus mus pažįsta, kuo daugiau žmogus girdi iš mūsų būtent mūsų asmeninių istorijų arba kitas istorijas, tuo labiau jis mumis pasitikė. Ne tada, kai mes pasakojame tiesiog kažką kažkur perskaitę, Wikipedijoje, Google ar dar kažkur, bet kai mes pasakojame iš savęs savo emocijas, savo istorijas, savo kažkokias situacijas, kurios pas mus įvyko versle. Galbūt taip pat mes pašnekėsime ir apie savo kolegių istorijas, taip, nebūtinai mūsų. Istorijas tai yra įžanga į prezentaciją. Tai kai mes žmogui, tarkim, jeigu susitinkam gyvai su draugė arba su pažįstama ir jeigu mes norime jai papasakoti apie verslą, tai mums reikėtų pradėti nuo mini istorijos. Taip, mes galim sakyti, klausyk, aš čia Instagram'e stebėjau vieną merginą labai ilgą laiką ir nusprendžiau prisijungti prie jos, kartu dirbti su ją. Jinai dirba su viena iš MLM kompanijų, ten užsiema produktų prekybą, tai aš nusprendžiau irgi pabandyti. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu netekau darbo, šiuo metu vyras neteko darbo, šiuo metu padidėjo sąskaitos už dujas, už elektrą, taip reikia sumokėti, šiuo metu taupau atostogom, šiuo metu taupom namui. Tai pagalvoju, kad reikia papildomai užsidirbti ir nusprendžiau prisijungti ir tada jau po to tik tai jūs pasakojate apie kompaniją. Bet tokia mini istorija turi būti tai kaip įžanga į tą prezentaciją prieš pasakojant. Istorijos bet kokiam atvejui. Tai jūs turite turėti istorijas ir su laiku jūs jas turėsite, tai vėlgi bus nebūtinai jūsų istorijos, tai gali būti jūsų klientų istorijos, jūsų komandos narių, jūsų tiesiog darbo kolegių, nebūtinai iš jūsų komandos, bet iš kitų komandų, iš darbo chatų, Zoom'uose jūs galite išgirsti kažkokias istorijas, tiesiog interneto platybėse, Facebook'e ir Instagram'e jūs galite užmatyti istorijas. Tai pavyzdžiui, kai žmogus buvo skeptiškai nusistatęs verslui, o paskui jisai pakeitė savo nuomonę ir prisijungia, taip. Arba kai žmogus buvo nusivylęs vienu produktu, ten pavyzdžiui, pirko kvepalus iš kažkur ir buvo nusivylęs ir nebenorėjo pirkti, bet pabandė iš jūsų mėginuką ir jam taip patiko, kad jisai nusipirko savo net 3 buteliukus. Taip, tai va tokias istorijas jūs turite kaupti savo atmintį, nesvarbu, kur jos jas, nebūtinai, kaip ir minėjau, jos turi būti jūsų ir jūsų klientų, bet vėlgi, taip, jeigu tai nėra jūsų klientų istorija, nesakykite, kad jūs turėjote tokią klientę, bet tai mes dar pašnekėsime. Ir tapkite istorijų kolekcionieriumi. Taip, bet ką jūs matote, jeigu jums yra sunku prisiminti, jūs galite padaryti į telefonę yra, pavyzdžiui, notes, tai yra užrašai, arba jūs galite, jeigu jums yra lengviau užrašyti, tai turėkite po ranka visada kokią nors užrašų knygutę ir ten užrašykite tas istorijas, nes istorijas jūs galite pamatyti bet kur, ne tik būnant namuose, būnant ir darbe gali kažkas nutikti, jūs užmatysite per darbo pertrauką, Facebook'e kažką perskaitysit ir iš karto užsirašykite ir kas nuo karto perskaitykite tas istorijas, kad jūs galėtumėt papasakoti kitam. Istorijos kūrimas. Kūrimas čia yra turima omeny ne tai, kad jūs turite sukurti tą istoriją, išsigalvoti, bet tiesiog ją teisingai suformuluoti, sukonstruoti, kad jinai būtų teisingai pateikiama kitam žmogui, be nereikalingos informacijos, kuo trumpiau, kuo aiškiau, taip ir, kaip sakant, profesionaliai. Tai tobulą istoriją sukuria 4 istorijos elementai. Taip, tai pirmas elementas yra jūsų praeitis, nuo ko mes pradedame apskritai pasakoti apie save ir čia taip pat savo istoriją jūs nebūtinai turite pasakoti gyvai žmogui, jūs galite papasakoti ją taip pat ir socialiniuose tinkluose, per storius, per postus, live. Taip pat, jeigu jūsų istorija yra ilgesnė, jūs galite padaryti postų seriją. Taip pat jums iš karto užsidarys tas galvos skausmas, ką rašyti postuose. Jūs galite užsirašyti pirmą savo ant popieriaus visą savo istoriją, mes dabar pakalbėsim, kaip teisingai ją užsirašyti ir padalinti postą į kelias dalis. Pavyzdžiui, bus 5 postų serija. Ir kai jūs rašysite postą, jūs galite pažymėti mano istoriją, pirma dalis, taip, paskui bus mano istorija, antra dalis, trečia dalis, ketvirta dalis ir taip toliau. Taigi, pirma dalis mūsų istorijos, pirmas istorijos elementas, tai yra jūsų praeitis, profesionali bei asmeninė. Kas liečia profesionalią patirtį, tai reiškia, kur jūs dirbote. Taip, jūsų darbas, jūsų taip pat išsilavinimas, irgi galima į tai traukti. Jeigu jūs turite vieną išsilavinimą, bet dirbate visai kitą darbą, irgi yra labai gerai.
Nesvarbu kur. Jeigu jūs esate grožio specialistė, puiku. Jeigu jūs esate dirbate finansų srityje, puiku. Jeigu jūs esate medikė, puiku. Aprašykite viską detaliai, tai ne tai, kad labai detaliai, bet kad žmogus suprastų konkrečiai, kur jūs dirbate. Taip, galbūt jūs iki šiol ten dirbate ir viskas, tai nebus jūsų praeitis, tai bus kaip ir jūsų dabartis irgi, bet tiesiog papasakokite apie save, kuo jūs užsiemate gyvenime. Bei jūsų asmeninė praeitis arba dabartis, tai čia yra turima omeny, jūs galite būti mama, taip, jūs galite būti tiesiog jauna mergina, kuri nori ten, kuri mėgsta keliauti. Čia mes galime įtraukti ir jūsų hobius. Jūs galite nežinau, turėti labai turėti, mėgti gyvūnus. Taip, galbūt jūs esate labai susijusi su gyvūnais, jūs daug laiko tam skiriate. Galbūt jūs esate, turite kažkokią profesiją, bet laisvų laikų jūs esate kokia nors dizainerė, jums tas labai patinka. Taip, tai traukite ir profesionalę, ir asmeninę savo praeitį ir dabartį, tiesiog, kad papasakoti žmogui apie save ir kad jisai jau sukurtų apie jūs kažkokį įspūdį, kad jisai žinotų, kas jūs esate. Antras elementas, tai yra, kas jums nepatiko jūsų praeityje arba jūsų dabartyje. Taip, jeigu jums nepatinka, kad jūs dirbate 12 valandų, parašykite tai. Jeigu jums nepatinka, kad jūs nematote savo vaikų, parašykite apie tai. Jeigu jums nepatinka, kad jūs uždirbate nepakankamai, kad, pavyzdžiui, susirasti vaikams auklę ir jūs turite keistis su vyru pamainom ir dėl to vienas kito nematote, nebent jums tai yra normalu, tai vėlgi tai nebus minusas, aprašykite tai. Jeigu jūs uždirbate nepakankamai ir jūs manote, kad jūs nesate įvertinamas arba įvertinama pagal savo darbą, tai piniginiu, tuo finansiniu atžvilgiu, tai vėlgi papasakokite apie tai. Galite pasakyti, aš dariau dėl kompanijos viską, ten duodavau idėjas, dalinausi, likdavau po darbo valandų, dirbdavau netgi iš namų, bet man už tai nieko papildomai nemokėjo, nors entuziazmo turėjau daug, ten jokio paaukštinimo nesulaukiau, visą tai jūs galite aprašyti. Jeigu dirbate ten grožio sferoje, tai vėlgi galite papasakoti, kad tarkim COVID metu buvo labai sunku, taip, kaip pavyzdys, nes buvo viskas uždaryta. Ten pavyzdžiui, jeigu jūs tik pradėjote, ten galbūt dar sunku susirasti klientus. Žodžiu, aprašykite visą būtent negatyvę pusę iš to, kas jums nepatiko. Nebent jums labai patiko jūsų darbas, jūs taip pat galite tą aprašyti, kad jums viskas patinka, tiesiog jūs norite papildomų pajamų arba jūs norite kažką dar papildomai veikti, nes turite laisvo laiko. Trečias istorijos elementas, tai yra sprendimas. Taip, tai yra sprendimas, kurį jūs atradote, tai yra Chogan arba Essence Tribe struktūra, tai pagrinde Chogan, taip. Ką jūs užmatėte šitoj kompanijoje, kodėl būtent čia jūs nusprendėte prisijungti, kaip jūs manote jį pakeis jūsų tą antrą punktą, kur jūs kalbėjote apie minusus savo darbo, galbūt savo dabartinės padėties, taip, ten mes taip pat galime įtraukti, jeigu jūs šiuo metu nedirbate, jeigu grįžtant prie antro punkto, taip čia, jeigu jūs šiuo metu nedirbate, jūs esate, tarkim, motinystės atostogose, tai vėlgi, jūs nedirbate, pavyzdžiui, ten dekretinių moka nepakankamai, jūs esate namuose su vaikais, jaučiatės, kad jūs pradedate skęsti toje rutinoje, jūs ten, arba jeigu turite 2+ vaikų, jūs jau nelabai galite kažkur išeiti, nes vienas užmigo, kitą reikia pamaitinti, tada antras užmigo, jau pirmas atsikėlė ir tai, pavyzdžiui, yra sunku. Ir jūs ieškojote kažkokios, kad ir tiesiog moterų ar apskritai žmonių kompanijos, su kuria galėtumėt bendrauti, neišeinant iš namų. Tai viską aprašykite absoliučiai. Nebūna vienodų istorijų. Va taip. Mums kartais atrodo, kad mūsų istorija niekuo nėra ypatinga. Kas čia, esu paprasta mama, tiesiog paėmiau, prisijungiau prie kompanijos, nes reikėjo pinigų. Ne, tai nėra jūsų istorija. Reikia pagalvoti, dėl to ir sakoma, kad reikia paskirstyti pagal visus elementus ir geriausia ją užsirašyti. Ir tada jūs pamatysite, kad jūs irgi esate unikalūs ir jūsų istorija yra unikali. Ir tame sprendime, kurį jūs atradote, būtent papasakoti tai, kas patraukia jūsų dėmesį, ne kas turi patraukti kito žmogaus dėmesį, o kas patraukia būtent jūsų dėmesį. Tai gali būti galimybė turėti daugiau laisvo laiko, tai gali būti galimybė neribotai užsidirbti, tai gali būti galimybė dirbti namuose šalia savo vaikų, tai gali būti galimybė susitaupyti pradiniam namo įnašui, galimybė susitaupyti naujai mašinai, atostogom, galimybė tiesiog leisti savo, jeigu jūs esate moteris, jūs taip ir sakykite, tarkim, jeigu jūs norėjote tiesiog ateiti užsidirbti porą šimtų savo mėnesiui, kad pasidaryti manikiūrą, pedikiūrą, blakstienas ar ten plaukus nusidažyti, taip ir sakykite. Taip, tai kad jūs čia atėjote, kad užsidirbti savo ten kažkokiems reikalams. Ir tiesiog pasakokite iš savęs.
nepasakokite to, ką žmogus nori iš jūsų išgirsti. Pasakokite tai, kas patraukia jums dėmesį. Ir taip pat čia jūs galite papasakoti apie savo planus į ateitį. Taip, tai vėlgi, prie sprendimo jūs galite pridėti jūsų tikslą. Jeigu tai yra susitaupyti namo įnašui, tai jūs turite pasakyti tikslę sumą, kurios jums reikia. Nes jeigu jūs tiesiog galvosite, man reikia susitaupyti pradiniam namo įnašui, jūsų smegenys negaus to impulso, kiek tiksliai jums reikia užsidirbti. Jūs užsidirbsit, taip, galbūt 100 eurų, galbūt 200 eurų, jūs vis tiek prisidėsit prie to namo pradinio įnašo, taip, o jeigu jūs turėsite konkrečią sumą užsirašę, tarkim, jums reikia 15 tūkstančių eurų, ten ar 10 tūkstančių eurų, aš nežinau, kokios ten dabar sumos yra vidutiniškos, bet jeigu jūs turėsite tą sumą užsirašę, jūs ir kitaip dirbsite, jūs jau ryte tada atsikelsite su mintim, kad jūs turite galimybę nedirbti papildomų 40 valandų per savaitę, kad užsidirbti, ten eiti į darbą, taip ir palikti savo vaikus ir dirbti visą parą, kad užsidirbti tuos 15 tūkstančių, o jūs galite būnant namuose, darant užsakymus, pardavinėjant produktus, užsidirbti papildomai po 100, ten, nežinau, po 150 per savaitę, tai jau per 10 savaičių jūs užsidirbsite 1500. Taip, tai 100 savaičių per 2 metus jūs užsidirbsite namo įnašui. Per 2 metus gali atrodyti tai ilgai, bet 2 metai tai nėra daug. Mes dabar esam 2023 metais, tai COVID buvo jau prieš 3 metus. Įsivaizduokit, 3 metai praėjo nuo to momento, kai prasidėjo COVID. Čia kaip pavyzdys, tiesiog, kad jūs suprastumėt, kaip greitai bėga laikas. Tai per šitos 3 metus jūs jau galėtumėt sukaupti tuos 15 tūkstančių ir nusipirkti namą, jeigu jūs jo dar neturite. Tai tiesiog va taip kaip pavyzdys jums. Jeigu tai yra mašina, vėlgi, jeigu tai yra atostogas, vėlgi, jeigu jūs taupate, pavyzdžiui, jūsų vaikas yra vyresnis, norite padėti jam už studiją susimokėti, taip, tai vėlgi. Tiesiog turi būti tam tikra suma, kurią jūs užrašote ir jūs kasdien ją žiūrite ir turite galvoti, jeigu aš šiandien nieko dėl to nepadarysiu, aš nieko nepasieksiu nei kitą mėnesį, nei šiais metais, nei kitais metais, nei dar kitais metais. Žinote, žmonės labai dažnai atideda vėliau, o paskui po 5 metų, o taigi aš nieko nepadariau ir gailisi, kad nepradėjo tada daryti, nes per tuos 5 metus, pavyzdžiui, galėtų pasiekti jau daug. Ir taip pat, taip, čia jau, kaip jūs matote savo ateitį, tikslingai aprašyti, kad ir jeigu jūs, ne jeigu, o kai jūs užsidirbsite tam namo įnašui, naujai mašinai, atostogom, kaip jūs jausitės, kaip jūs matote savo ateitį, kaip jūs matote, kad vat, jūs, jeigu jūs turite tokius planus palikti savo pagrindinį darbą ir dirbti tik tai internetu, kaip jūs matote savo ateitį, kur jūs matote gyvenant save, ar jūs norite gyventi toje šalyje, kur jūs esate, arba jūs galbūt norite gyventi kur nors, kur yra šilčiau, šiltuose kraštuose, ten Kyprė, Ispanijoje, Indonezijoje, dar kažkur, ne, nesvarbu. Kaip jūs matote save kaip žmogų, kuo jūs užsiimsite, tarkim, kaip atrodys jūsų ten rutina, ką jūs veiksite, ką jūs galėsite sau leisti. Jeigu jūs esate dekrete ir, pavyzdžiui, matote save, kad jūs po dekreto negrįšite į samdomą darbą, vėlgi aprašykite, o tai kuo jūs užsiimsite. Galbūt jūs turite kažkokią svajonę, kur jūs visada svajojate užsiimti dėl savęs. Taip, aprašykite labai konkrečiai, kaip jūs matote savo ateitį. Ir tada, kai jūs visą tai aprašėte, jūs turite paimti, perskaityti tai ir sutalpinti tai 2 minutės. Tai yra sunkiausias tikriausiai dalykas, sutalpinti viską į 2 minutės. Tai yra dažniausiai neįmanoma. Aš sakau, jeigu jūs pasakojate savo istoriją, pavyzdžiui, savo komandai per Zoomą arba per kažkokį tai susitikimą, tai stenkitės ne ilgiau nei 10-15 minučių. Tas pats liečia ir jūsų Facebook arba Instagramo laivus, taip pat liečia ir storius. Jeigu jūs darote storius, taip, čia bus toks tipsas ir jūs žinote, kad jūsų istorija užtruks, pavyzdžiui, 15 minučių, nedarykite 15 storių iš eilės. Nereikia, nes žmonės nežiūrės. Padarykite vėlgi, kaip aš sakiau, apie postus, padalinkite 15 storių į 5 arba 4 dalis. Taip, ir išdalinkite į 4 dienas. Tai vieną dieną papasakokite pirmą istorijos elementą, jūsų praeitį. Tai papasakokit 4 storius, 3-4 storius apie jūsų praeitį arba dabartį. Tada kitą dieną jūs papasakosit antrą punktą, kas jums nepatiko. Paskui 3 dieną sprendimą. Ir 4 dieną, kaip jūs matote savo ateitį. Ir paskui jūs visus tuos storius iš 4 dienų galite išsisaugoti į highlightą ir pavadinti jį mano istorija. Ir į tą highlightą vėliau jūs galėsite pridėti savo pasiekimus prie tos pačios istorijos, ko jūs pasiekėte po mėnesio, po 2, po 3, visus savo pasiekimus, kad ir pačius mažiausius, kai jūs užsidirbate 50 eurų, 100 eurų nuo užsakymų, viskuo reikia dalintis, nes kad jūs užsidirbate 50 eurų iš vieno užsakymo, gali būti išsigelbėjimas kokiai nors mamytei, kurie dabar pereina, pavyzdžiui, per skyrybas, neturi visiškai jokių pajamų, nedirba ir jai tie 50 eurų tikrai pravers nupirkti maisto.
Jūs turite mokėti pasakoti istorijas net miegodami. Taip, tai ką tai reiškia? Tiesiog, kad jūs turite turėti tokį bagažą istorijų savo ir nesavo, kad jūs bet kokiu gyvenimo atveju, ar tai netgi jums tai padės ne vien tik tai verslo atžvilgiu, bet ir šiaip gyvenime, jūs galėsite papasakoti bet kokią istoriją ir pamatysite, kaip tada kitaip vyks jūsų bendravimas su potencialiu verslo partneriu, klientu arba tiesiog netgi su draugais, su tėvais, su pažįstamais ir socialinėse tinkluose, kaip jūs kitaip viską matysite. Išmokite prisitaikyti. Ką tai reiškia? Kad jūsų istorija visada turi būti tikra. Kai jūs kalbate su žmogum, jūsų istorija visada turi būti tikra. Jeigu jūs pavyzdžiui, nebuvote blogoj finansinėj situacijoj, taip, jeigu jūs, tarkim, būna tikrai ateina tokie žmonės į tinklinį marketingą, kurie pakankamai gerai uždirba, bet jie ateina į tinklinį marketingą būtent dėl laisvės, nes jie galbūt dirba po 12 valandų per dieną, taip, jie uždirba neblogai, bet jie visiškai neturi laisvo laiko, nes viskas, ką jie daro, tai jie dirba ir miega, ir dar valgo, tai kažkur ten tarp darbo ir miego. Ir jie nori tos laisvės, jie nori keliauti, jie nori turėti daugiau laiko su vaikais, galbūt jie netgi būtent dėl tos priežasties neturi vaikų, nes jie neturi jiems laiko, dėl to ir dar neplanuoja. Ir skirtingų būna žmonių, nereikia meluoti. Jeigu jūs turėjote tuo metu gerą finansinę padėtį, nereikia išgalvoti, kad jūs ten vos nebuvote ant skurdo ribos. Nereikia. Pasakokit apie save, nes mūsų tikslas yra į komandą pritraukti tokius žmonės, kurie yra panašus į mus, kurie yra panašaus mąstymo, panašių gyvenimo situacijų. Taip, mokėkite adaptuotis. Tai kalbant, pavyzdžiui, vėlgi, su skirtingais žmonėmis, kai jūs žinosite kažką apie juos, jūs turite mokėti adaptuotis, nes jeigu jūs kalbate su žmogum, kuris, tarkim, neturi vaikų, o jūs esat mama ir jūs į šį verslą atėjote būtent dėl to, kad praleisti daugiau laiko su savo vaikais, nereikia pasakoti tam žmogui, kad jis turės daugiau laiko su vaikais, nes jis vaikų neturi. Taip, tai būtų nelogiška jam pasakoti apie vaikus, kurių jisai neturi ir jam tai visiškai nerūpi. Jam logiškiau būtų papasakoti tai, kad jisai arba turės daugiau laisvo laiko, galės ten keliauti, ar ko jisai nori, jūs apie tai turite sužinoti būtent iš šito punkto, arba kad jisai užsidirbs daugiau nei, pavyzdžiui, samdomam darbe, kaip pavyzdys, jeigu žmogus dirba už minimumą, ten, aš nežinau, koks dabar minimas, jeigu paimti, tarkim, Lietuvą, jisai uždirba 700, ten, gerai, paimkim 1000 eurų, taip, jisai uždirba 1000 eurų. Ir jūs galite jam tiesiog pasiūlyti, žiūrėk, tu dabar eini ten 40 valandų per savaitę, uždirbi 1000 eurų. O jeigu aš tau parodyčiau, kad ten, pavyzdžiui, pas mus komandoje yra mergina, kuri jinai yra namuose, jinai dirba internetu, jinai parduoda produktus, jinai irgi uždirba plus minus 1000 eurų per mėnesį. Taip, tai vėlgi čia bus istorija, kurioje jūs papasakojate, kad mergina iš namų parduoda produktus, uždirba plus minus 1000, jai nereikia niekur eiti. Jinai iš namų tą daro savo laisvų laikų, kada jinai nori vakare, nori dieną, nori naktį, nori ryte, nesvarbu kada. Arba ten kita istorija, kad ten irgi aš mačiau, pavyzdžiui, iš kitos komandos atėjo moteris, jinai dirba, pavyzdžiui, pas mus, mano sponsorės komandoje yra toks pavyzdys, mergina Anglijoje dirbo po 12 valandų fabrike ir plus dar, man atrodo, 1,5 valandos nevažiavo į vieną pusę į darbą, tai jau čia gaunasi kiek 15 valandų vien darbo. Taip, plus dar reikia pamiegoti, pavalgyti ir panašiai. Jinai uždirbdavo, man atrodo, 1500 ar 1400 jau į rankas svarais, o atėjus į Čiogan, jinai jau po 7 mėnesių berods, ar po pusės metų jinai pradėjo užsidirbti 2500 eurų. Tai dar daugiau nei jinai uždirbdavo savo darbe, dirbant po, skaitykim, 15 valandų per dieną kartu su kelionė. Tai vėlgi, visokias tokias istorijas jūs galite rinkti ir pasakokite žmogui ir prisitaikyti prie žmogaus. Tai vėlgi, jeigu jūs žinote, kad žmogus dirba 12 valandų, prisiminkite istoriją irgi apie žmogų, kuris dirba 12 valandų. Jeigu tai yra moteris mamytė dekrete, prisiminkite istorijas taip pat mamyčių dekrete. Jeigu tai yra žmogus su panašia istorija kaip jūs, tai vėlgi pasakokite savo istoriją, mokėkite adaptuotis. Adaptuotis tai nereiškia keisti savo istoriją pagal žmogų. Čia aš dabar sutikau mamytę dekrete, aš irgi išsigalvosiu, kad aš dekrete buvau. Ne, tai nereiškia. Mokėti adaptuotis, tai reiškia mokėti pasakoti skirtingas istorijas. Ir taip pat jūs turite suprasti jūsų partnerio padėtį bei lūkesčius. Ką tai reiškia, kad jūs turite jį išklausyti. Jūs turite jį išklausyti, jūs turite jo pasiklausti, ko jisai nori iš gyvenimo, kodėl jisai domisi šią galimybę. Ar jisai nori tik pardavinėti produktus, ar jį domina verslo galimybės kurti savo komandą. Nes vėlgi, vėliau jūs naudosite tinkamą istoriją. Jeigu žmogus jums pasako, kad jisai nori tik pardavinėti,
tai logiška, kad jūs jam nepasakosit apie tai, kaip kurti komandą. Jūs jam pasakosit tik tai apie produktus, pavyzdžius surodysit, ten prieš po atsiliepimus, kainas, kokybę, dar kažką ir kiek jis gali užsidirbti. Jūs net neliesite tos temos apie komandą. Jeigu jums žmogus sako, kad jisai nori tik komandą kurti, jūs neliečiat produktų. Taip, jeigu jisai sako, nori ir to, vėlgi jūs keičiat tą istoriją, kurią jūs pasakosit. Tai jūs turite naudoti tinkamą istoriją. Ir tai ne visada turi būti jūsų istorija, kaip mes ir kalbėjome, tai gali būti ir kitų žmonių, jūsų verslo partnerių, kolegių istorijos. Tai visa yra jūsų istorijos dalis. Ir kuo daugiau tų istorijų jūs žinosite, tuo geriau jūs galėsite tai panaudoti būtent dirbant. Nes istorijos tai yra argumentai, būkite įtikinantis. Dažniausiai žmonės ateina būtent po istorijų, nes kai jūs, pavyzdžiui, pasakojate, žiūrėkit, kaip paprastas pavyzdys atsiliepimą apie produktą. Jūs pasakojate apie produktą, paimkim kokį nors asilės pieno kremą, ane, ar ten peptiliuksą. Jisai yra labai toks geras, tai toliau jisai ten šalina tas raukšlės po savaitės, jame yra peptidų, nu, nėra noro pirkti, taip, bet jeigu jūs paskui parodote video medžiagą arba foto medžiagą, kad, va, buvo istorija, atėjo pas mane klientė su va, tokiom veido problemom, aš jai parekomendavau šitą kremą ir po savaitės jinai man atsiunčia savo nuotrauką, kad, va, yra rezultatas. Tai irgi yra istorija. Produkto istorija, atsiliepimas, jūsų klientės istorija, kuri yra susijusi ir su jumis, nes jūs pakonsultavote. Tai jūsų klientės istorija yra jūsų istorijos dalis. Ir taip pat kai kurie žmonės ateina į verslą būtent dėl istorijų apie produktus. Tai mes nebūtinai turim pasakoti, kad mes prisijungėme prie verslo dėl to, kad mums trūko pinigų, mes norėjome daugiau laisvo laiko, mes norėjome išeiti iš darbo, mes norėjome dekrete kažkuo užsiimti. Kartais būna taip, kad žmonės ateina per produktą ir tą irgi galima pasakoti. Nusipirkau tiesiog Facebook'e iš kažkokios merginos kvepalus, veido kremą, celiulito kremą, aloe vera gelį, nesvarbu, kažką nusipirkau ir man taip patiko, kad aš papasakojau vienai draugiai, papasakojau kitai draugiai, jos susidomėjo ir aš pagalvojau, tai jeigu jos susidomėjo, kodėl man pačiai nepardavinėti. Atėjau, užsiregistravau, pradėjau pardavinėti, užsidirbau, paskui sužinojau apie tai, kaip galima kurti komandą. Ir tokių atvejų irgi būna, kai žmonės ateina būtent per produktą ir nieko nesitikė. Ir tokios istorijos dažniausiai yra labai ryškios, nes žmogus ateina nieko nesitikėdamas, jis tiesiog norėjo parduoti porą produktų, o paskui pradeda pardavinėti dar daugiau, paskui pradeda kurti komandą ir jau jo uždarbis auga nežmoniškai ten, kad jisai net negalėjo apie tai pagalvoti. Taip, ir dabar aš nustosiu to dalintis ir dar noriu truputį jums papasakoti, vat, tarkim, kaip aš pasakoju žmonėms savo istoriją. Taip, galbūt čia dar žmonės nėra to girdėję, bet aš stengiuosi labai trumpai, kai kalbu, padaryti daugiausia akcentą ant to, kad, vat, pavyzdžiui, paimti mane. Tinklinis marketingas man tai buvo kaip išsigelbėjimas, kaip būtent tai, kas man gyvenime tinka. Kodėl? Todėl, kad aš, būdama 16 metų, labai anksti pagimdžiau vaiką, nebaigiau mokyklos, taip aš baigiau tik 10 klasių, aš atvažiavau į Angliją, būdama 18 metų, pradėjau iš karto dirbti, pradėjau taupyti pinigus, nieko savo neleisdavau, nes viskas buvo vaikui, viskas buvo į namus, viskas buvo komfortui, viskas buvo būtent taip, aš stengiuosi dirbti, kad apmokėti vaikui privatų darželį, nupirkti kažką jam. Tai viskas pat jam buvo, aš va taip ir dirbau, ir nemačiau vaiko, ir buvo visko. Tačiau būtent tinklinio marketingo dėka, nors ten kiti žmonės galbūt ant manęs jau kryžių pastatė, kad aš nieko gyvenime nepasieksiu ir vat aš ir anksti pagimdžiau, ir mokyklos nebaigiau, ir iš viso kas į mane ten, nieko gyvenime aš nepamatysiu ir nepasieksiu. Tačiau būdama 23 metų, aš jau išėjau iš samdomo darbo, pradėjau dirbti ant savęs ir uždirbti virš ten 4,5 tūkstančių eurų per mėnesį būtent internetu, būtent dirbant su MLM. Taip, tai žmonės, kurie galbūt tik tai buvo baigę studijas ir pradėjo dirbti kažkur galbūt netgi ne pagal specialybę ir uždirbti ten trigubai mažiau, nei aš uždirbau vat, be jokio išsilavinimo, be jokių studijų, vieniša mama, jauna, taip, tai vėlgi, mano istorija yra tokia, aš negaliu pasakyti, kad aš sėdėjau dekrete ir aš ieškojau veiklos, nes aš nesėdėjau dekrete, pas mane nebuvo dekreto, aš nei dirbau, nei aš galėjau sau leisti ten kažkokiam dekrete sėdėti, ne? Tai nebuvo taip, kad aš dirbau ten samdomą darbą ir aš labai norėjau išeiti. Buvo, bet tai nebuvo mano pagrindinis tikslas mano buvo papildomai užsidirbti. Kažkur svajonėse buvo taip ten nedirbti, nes aš šiaip dirbti nemėgstu, tai būtent kas liečia, kad aš turiu kažkur eiti, turėti kažkokį grafiką ir kažkas už mane sprendžia, kai kažkas už mane sprendžia, kada man dirbti, kada man išeiti atostogų ir kiek man
mokėti. Pas mane labai dažnai dar būdavo problema, kai aš ateidavau į darbus savo, kur aš dirbu, samdomus darbus, aš negaliu sustoti, aš labai daug atiduodu tam darbui, nes aš visada manau, kad čia vat galima padaryti geriau, aš kažkaip generuoju tas idėjas, aš suprantu, kad aš net neprivalau to daryti ir atiduoti tų savo idėjų, nes man už tai niekas nesumoka papildomai. Bet aš vis tiek tą darau ir man, nu taip, man buvo taip liūdna, kad aš nesu vertinama, taip, už visą tai, ką aš darau, aš nesu vertinama, nes aš buvau va, toks irgi žmogus, kuris išeidavo namo po darbo, pasimdavau darbo telefoną ir man galima buvo paskambinti, kad ir naktį aš pakelčiau ragelį, net ne savo darbo valandom, aš padėčiau savo kolegom, nes mes dirbom 24 valandas per parą. Ir jeigu mano kolegės buvo ten darbe naktį, reikėjo pagalbos, nu, tikrai aš galėjau pakelti ragelį ir kažkuo padėti. Ir nors aš ir žinojau, kad man už tai niekas nesumokės. Dabar aš žinau, kad aš pati savo turiu va, grafiką ir jeigu aš generuoju kažkokias idėjas, jeigu aš kažkuo dalinuosi, jeigu aš kažką darau, aš darau tai dėl savęs. Ne dėl kažkokio kito dėdės, kuris uždirba milijonus, o man iš tų milijonų sumoka ten vieną 10 000 dalį, taip, ne vieną milijoninę dalį iš to savo pelno, o aš tai darau dėl savęs ir tik tai aš nuo to gaunu tą savo pelną. Tai mano buvo būtent tai, nu ir aišku, būti šalia savo vaiko, nes mano vaikas turi tik tai mamą, taip, tai jisai turi vieną mane ir aš noriu su juo būti kuo daugiau. Kaip ir kiekviena mama tikriausiai nenori būti su vaiku, bet aš visada norėjau, aš turiu savo vaikui suteikti dėmesį už abu tėvus, kaip ir tai aš turėjau būti su juo kuo daugiau. Tai man tai buvo stimulas, aš tiksliai žinojau, ko aš noriu ir aš to pasiekiau. Taip, ir kiekvienas iš jūsų gali tą padaryti, bet jūs turite žinoti savo istoriją, jūs turite žinoti, ko jūs siekiate, ko jūs norite, būtent ko, tiksliai, ko jums reikia. Ir tai kartais tai gali būti net ne pinigai, kartais tai gali būti laisvė, galbūt jūs svajojate persikelti į kitą šalį gyventi, galbūt jūs svajojate padėti savo tėvams, suremontuoti jų būtą, namą, ten dar kažką padaryti, galbūt svajojate padėti kokiai nors gyvūnų prieglaudai, galbūt jūs dar apie kažką svajojate, nesvarbu. Tai gali būti, kad ir tokia paprasta svajonė, kad jūs norite savo nusipirkti kokį brandinį rankinuką. Yra ir tokių svajonių po žmonės, taip, nereikia nieko teisti, nieko čia blogo nėra. Kiekvienas iš mūsų turime savo svajonės ir jūs turite suprasti savąją. Ir kai jūs suprasite savąją, jūs pritrauksite tokius pat žmonės prie savęs, kurie irgi turi panašias svajonės. Vis tiek tas visatos dėsnis jis egzistuoja ir kai mes mąstome apie tai, ko mes iš tikrųjų norime, kai mes pastoviai apie tą mąstome, mes pritraukiame visatą, mums atsiunčia kažkokius tai pagalbinius veiksmus, ženklus, situacijas, kuriomis mes galime pasinaudoti, kad tų savo tikslų pasiekti. Ir su istorija būtų viskas, tikiuosi, kad viskas buvo aišku, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, parašykite juos čatuose prieš mums pabaigiant, nes dar turime porą minučių ir aš jūs paleisiu. Taipogi, kaip visada noriu jūsų paprašyti čate parašyti, ar viskas buvo aišku nuo 1 iki 10, kur vienetas tai yra neaišku ir 10 viskas buvo aišku. Taip, tai praktinė užduotis jums bus po šitos pamokos, tai užsirašyti savo istoriją savo ir pabandyti ją padaryti tokią kaip struktūrą iš tų 4 elementų, kuriuos aš šiandien jums rodžiau, kad jūs patys galėtumėte paskui ją labai tvarkingai pasakoti. Savo istoriją nebūtina dalintis, taip, nereikės kaip po Zoom'ų komentaruose dalintis, jeigu jūs nenorite, nebent jūs norite. Bet jeigu jūs darysite laivą, tarkim, darysite laivą su savo istorijom, tai drąsiai prašau pasidalinkite mūsų čate, prieš darant laivą, perspėkite, kad žmonės ateitų jūs palaikyti, nes kartais žinau, kad būna tokių istorijų, kurias labai sunku yra pasakoti. Aš iš savo gyvenimo kelio irgi turiu tokių istorijų ir man sunku jas pasakoti, todėl aš ir nedažnai jas pasakoju, tai galbūt jūs norėsite tuo pasidalinti ir jums reikės palaikymo. Mes, manau, kas galėsim tuo metu, ateisim, jūs palaikysim, kad nebūtų taip baisu, kad nebūtų taip sunku. Taigi, labai ačiū tiems, kas buvote. Tikiuosi, pamoka buvo naudinga. Primenu, kad mes iš viso turime 8 pamokas ir greitų metų susitiksime, kad pereiti 4. Tai tikiuosi, buvo įdomu, kažką naujo savo atradote ir pasinaudosite šiais patarimais, o kol kas linkiu jums geros dienos ir gero savaitgalio.